Man atrodo, šitoj vietoj velnias slypi detalėse. Galbūt kai kuriuose vietose jų yra per daug, galbūt beveik nebejoju, kai kuriuose vietose jų yra per mažai. Jų yra iš tikrųjų kai kur per mažai. Bet svarbiausias klausimas šitoj vietoj, kokios funkcijos joms yra duoda, tiems valstybės tarnautojams, kokios funkcijos yra paskiriamos ir ar jie biurokratinė prasme dirba perkeldami vieną dokumentą nuo vieno stalo ant kito stalo, o paskui ant trečio stalo, ar jie sprendžia problemas. Kieno problemas? Lietuvos žmonių problemas. Jie turi išspręsti. Iki šiol mano patirtim, kurią šiuo atveju negalima pasikliauti galutinai, jie daugiau atsirašinėja biurokratinę tvarką ir tą patį malą vienoj vietoj. Kokia yra problema? Jeigu žmogus, valdininkas, priima kažkokį sprendimą, žmogui reikėjo ir jisai padėjo ir išsprendė. Jo viršininkas gali jį nubausti, nes jis galbūt neatsižvelgia į tą ir suras kažkokį įstatymą, kurį jisai galbūt irgi pažeidė. Tai tokiu atveju tada pasidaro situacija. Tam, kad valdininkas būtų saugus, jam reikia nieko nespręsti. Tiesiog nespręsti. Suktis toj pačioj vietoj, tą patį atsirašinėti, žmogus bus piktas, bet jo nieks nieko neapkaltins. Taip veikia šita sistema. Tai aš už tai, kad suteikti įgaliojimus atsakingiems žmonėms, patys ir priimkit sprendimus. Ir kad būtų mechanizmas, priims dalį sprendimų netinkamų. Mechanizmas, kaip išsiaiškinti, kodėl tie sprendimai netinkami ir sumažinti tokių netinkamų sprendimų skaičių ateityje. Tam tikros procedūros turi būti. Ir ateityje tokių neteisingų sprendimų sumažės. Taip mes eisim link progreso. O valdininkai, biurokratai, jie yra privalomi. Ant jų laikosi visas tas valstybės aparatas, bet gerąja prasme laikosi. Toliau.